kas neleidžia užmigti šioms senoms daug pamačiusiam sieną. Tai dinamiški, pašėlę, maištingi vaikinai, kurie yra tituluojami studentiškiausia roko grupė. Tai grupė Skaiders. 1, 2, 3, 4. Jo, iš tikrųjų esam grupė Skaiders, Stanislavas, Modestas, Simonas Aštomas ir mūsų atstovė Afrikos, Karibų ir Latino Amerikos šalims gražioji Eskodaras. Trumpai papasakokit, kas paskatino įsikurti pačią Skaiders grupę? Ar labai norėjote groti, muzikuoti, būrelį kažkokį įkurti, ar tiesiog norėjot maištauti, būti kitokie? Greičiausiai viena iš tų idėjų, kodėl mes turim būti grupė, tai visų pirma buvo pasigėdimas tokios muzikos, kokią mes darom. Tiesiog buvo idėja pasidaryti muziką tokią, kuri tenkintų mus. Kitas dalykas, be jokios abejonės, maištavimas paauglystėje yra labai svarbus dalykas. Jeigu žmogus neranda savęs, tai jisai turi kažkaip maištauti. Mes nusprendėm su Stanislavu maištauti ir pasiėmė instrumentus. Lovos tyla, lango šviesa, dar vienas smūgis nubausti ryte. Šalta šalia, reikia būti su ją, ir sąžinės jausmas. Kokiai publikai, kokiai auditorijai labiausiai mėgstat koncertuoti? Klausimas, kokia auditorija mėgsta mus, turbūt yra aktualus. Kokia auditorija mėgsta jūs? Greičiausiai studentai. Mes labai didžiuojamės, jog esame studentiška grupė, nes studentai yra turbūt kritiškiausia, laisviausia ir be jokios abejonės pati turbūt perspektyviausia. Na, tas irgi labai aktualu. Publika. Ta protesto akcija dar. Kai buvo studentų akcija, tai nemokėsiu. Kas paskatino jūs ten dalyvauti? Man atrodo, kad kiekvienas laisvas žmogus, mąstantis apie ateitį Lietuvoje, man atrodo, tikrai nekiltų jam klausimų, kodėl mes ten dalyvavom. Tai yra savotiška pareiga. Studentai yra mūsų draugai, mes patys esam studentai. Ir mes puikiai suvokiame, kad šita aukštojo mokslo reforma yra sumauta. Gal atsimenat, ką nors tokio netikėto, linksmo, kas buvo nutikę, tarkim, jums dainuojant kažkur scenoje kažkokį netikėtą įvykį? Esam porą kartų jau ūgę scenai. Tomas laužo sceną, žinai. O kas tai buvo per sceną? Tai buvo normali scena, žodžiu, su pastoliais, buvo sporto rūmuose, man atrodo, matematikų dienos. Ir, žodžiu, teko iššokti į orą ir nusileisti ir pajutau, kaip viskas iš tikrųjų prasiveria po žemę ir lyg į kokį kraterį krenti.